nepasakysim. Čia gal salė? Žinia yra tokia, kad Vilniun, didžiausiam Lietuvos Dzūkijos miestam, vyksta knygų mugė. Ir čia tiek daug knygų visokiausių yra, kad kožnas dzūkas gali išsirinkti savo artimiausių širdžiai knygų. Tai skaitimas ramina nervus, gerina nuotaikų ir užtikrina ilgaamžiškumų. Dėl akių nelabai, bet dėl viso kitų tai tikrai gerai. Skaitykit knygas. Tai pristatom dabar naują mano knygą, parašytą kartu su Jolita Herlin, Tango šokamas dviese. Čia mano yra 18 knyga, bet 2 knygos iš tų 18 yra parašytos kartu su Jolita Herlin. Gimusi melodija ir va šita Tango šokamas dviese, vėl su muzika susiję. Tai yra apie svočias. Vadinasi, mūsų vaikai yra susituokę, kurios labai negali pakęsti vieno kitos, bet likimas nubloškė jas į Argentiną, jos ten patiria įvairiausių nuotykių ir galiausiai jos bent jau išmoksta susikalbėti. Kviečiame visus į knygų mugę. Šiandien yra pristatymas, o kitom dienom mes būsim prie stendo. Alma Litera mums išskyrusi tokį labai gražų stendą su mūsų portretais ir tikrai mus rasit. Vos įeinat centriniu įėjimu ir ten mes, Irena Buivydaitė, Jolita Herlin, pristatinėjom savo knygas ir daliname autografus. Labai kviečiam susitikti, pasišnekėti apie mūsų kūrybą. Tai va, dar viena politinė publicistika yra išleista Lietuvoje. Šarūnas Černiauskas ir aš turbūt sekėte mūsų darbus, kurie baigėsi premjero Gintauto Palucko atsistatydinimu. Šita knyga aprašo visą istoriją, prieš istoriją, kokie yra politikų ir verslo ryšiai ir apskritai, kaip vyksta žurnalistiniai tyrimai. Kartais gal atrodo, kad kažkas atneša mums krūvą duomenų, kažkokių pažymų ir mes jas tiesiog išpublikuojam. Tai šita knyga atsako, kaip viskas vyksta, kiek yra įdedama darbo ir kokie būna rezultatai. Tai gero skaitimo. Klausykit, jeigu taip prasideda mugė, tai kas bus toliau, nežinau. Oi, matot, kokie reikalai. Klausykit, jeigu taip prasideda mugė, tai kas bus toliau, nežinau. Oi, matot, kokie reikalai. Sveiki atvykę į knygų mugę, į muzikos salę ir čia muzikos visą laiką būna ir svarbiausia, galim susitikti tuos žmonės, kurios gal matėt tik iš ekrano, gal apskritai nematėt. Tai va, čia ir mano pora leidinių, jie yra išleisti šiek tiek anksčiau, nes aš labai kaupiuosi tam, ką noriu padaryti, ko niekas nedaro šiuo metu. Praktiškai niekas neįrašinėja albumų su gyva grupe, o aš kaupiuosi ir labai tikiuosi, kad šiemet pavyks įgyvendinti, įrašyti albumą su gyva grupe tiesiog visiems mums kartu, taip kaip kadaise. Tai va, sveikinimai iš čia, iš muzikos salės, iš knygų mugės.